Labas, čia Klaudija. Pristatau tau mūsų pirmąjį testinį tinklalaidės epizodą. Taip, jis tikrai galėjo ir neišvysti dienos šviesos, bet jūsų ir mūsų laimiai mes jį išleidome. Tai įžanga į tai, kaip mes matytume šią tinklalaidę, kodėl ir kaip mes ją sugalvojame kurti, pareflektavome apie mūsų kasdienybę, kuo gyvename šiandien ir kas esame. Tai improvizuotas epizodas, be didelio pasirengimo ir struktūros. Netobulas, nenugludintas, organiškas, dviejų žmonių, dviejų merginų pašnekesys. Klausėme ir klausėmės viena kitos ir žinoma, nemažai juokėmės. Kviečiu tave pasiklausyti. Gerai, kaip tu jautiesi dar kartą? Oi, gerai, jaučiuosi pakankamai. Manau, kad turiu energijos. Labai fainas oras už lango. Tas gal duoda dar, žinai, to tokio pakylėto jausmo. Jo, mes prieš įrašinėjant išgėrėm ko? Klaudija. Gerai skamba. Stopkę. Išgėrėm sveiką stopkę, žodžiu, saulėl papildų, natūralių mišinių, iš augalų ir žolelių. Tai ne reklama, bet tiesiog geras produktas yra Saulel Booster energijai. Tai va, tai jeigu šiek tiek ryte pritrūkstat parako, tai galit užsimesti. Užsime žolelių. Jo, užsime žolelių ir važiuot. Tai va, tai nėra krešų. Šiaip tai visai geras hekas, manau, būtų, va dabar čia eksperimentą darom ant Dominikos, jinai ryte išgeria kavos. Eksperimentinis triušis. Toks triušelis. Tai jinai ryte išgeria kavos ir dabar aš jai daviau išgerti boosterio. Ir tas boosteris duoda tolygią energiją, be krešų. Tai labai realu, kad pas tave bus, kaip apgausim tą kavos krešą, žinai. Ja. Labai norėčiau, kad taip atsitiktų, nes po pietų tai tikrai žiauriai jaučiasi, ta prasme, pavalgius labai norisi eiti iškart pailsėti miegot, jauti, kad, žinai, nebe kažkas jau smegenyse sustojo. Ir jo. O dar kažką jauti kavos išgerus, kas nepatinka? Vat labai įdomu, nes seniau jausdavau gal labiau tokį, kad permušinė širdis, žinai, tokį labiau, kaip čia, drebulį. Jo. Jeigu išgerdavau 2 puodelius, po pietų, žinai, dar vieną, tai iš viso toksai, kad reisina mintis. Ta prasme, negaliu pagauti, žinai, jau jų. Jo. Atrodo, kad daug labai išprotėsi. noriu padaryti. Ne, toks ir tą, ir jo, tą, ne? Jo, prišakinėjai prie vieno, prie kito ir, išsitaškai, Be žinai. fokuso kažkokio, ne? Jo, tai kažkaip taip seniau jausdavaus, bet dabar aš nesuprantu, kas atsitiko, kad man jau 2 puodeliai yra okei ir po pietų ten išgerti puodelį kavos, aš nebejaučiu tų pačių, žinai, simptomų. Taip. Bet aš nežinau, ar tai yra gerai. Toks pripratimas, tarsi, aš, kaip ir mes vakar kalbėjom, kad gal jeigu aš nebejaučiu tų simptomų, gal viskas yra ir okei. Ne okei yra juos jaust. Taip. Tai Čia kiekvienas skirtingas organizmas. kiekvienam skirtingai, jo. 2 puodeliai dar nėra daug, bet ten, kai kiti išgeria 5 puodelius, tai, nežinau. Šiaip tai įdomus faktas. Visi tikriausiai žinom, kad kava dehidratuoja organizmą, vis tiek šiek tiek dehidratuoja. Ir sako, kad išgerus puodelį kavos, jeigu norėtum atstatyti tą skysčių balansą kūne, reikėtų išgerti apie 5 puodelius vandens. Okay. Pakankamai. Aš esu šiaip labai bloga vandens gerėja, jo. Iš manęs visą laiką juokdavos mano draugė Kamilė, nes mes eidavom kartu į tinklinį, tinklinio treniruotės. Ir mes eidavom ir aš, Kamilė šiaip labai geria vandenį, daug vandens geria. Ir nežinau, ten, žinai, ten 2 litrinį, ten kur būna, žinai, akvilės ar kitų butelį, o aš, žinai, tą mažytį. 0,33. Jo, 0,33. Tarsi, man kažkaip, aš visiškai nejaučiu troškulio ir aš galėčiau, vasarą. Taip. Okei, vasarą aš manau, kad visai normaliai išgeriu, kiek man reikia, bet kas, žiemą, kur tu, žinai, tas neištroškina oras. Žiemą sunkiau, jo. Tai visiškai negeriu, man labai reikia
mindfully tą daryti, ta prasme, kad pasidėtų, važinai, padelį vandens šalia kompo, kad aš tiesiog jau gerčiau tada. Taip, kažkaip save pamotyvuoti, ne? Arba susikurti savo sąlygas. Pavyzdžiui, žinau, kad mano viena draugė tiesiog, ką jinai nori, tarkim, kažkokį įprotį įsiugdyti, tai jinai tiesiog ant šaldytuvo lapukus klijuojasi, ant spintelių, kur dažniausiai atsidarinėja lapukus klijuojasi, ten nevalgyk saldumynų, nes oda bus negraži, nes neturi irgi odos. Save gazdina biške. Jo, tada ger daugiau vandens, tokie priminimai, žinai, ir savo, kad tai padeda. Tai va, irgi variantas. Man variantas yra, pavyzdžiui, nusipirkti kokią nors gražią gertuvę. Aš, pavyzdžiui, dabar nusipirkau labai fainą kokybišką gertuvę, litrinė jinai yra jo. Ir aš ją tiesiog visą laiką prisipildau ir aš ją visą laiką išgeriu. Okay. Tai va, tai... O tai kiek vandens, pavyzdžiui, išgeri per dieną? Nu, 1,5 litro aš jau taip stengiuosi išgerti. Okay. Tai dažniausiai pavyksta, ypatingai jeigu į sportą einu. Nu, tikrai nemeluosiu, būna per prievartą, kurių, žinai, ten reikia damušti, tai damušu. Tai va, bet šiaip taip, kaip sakai, žiemos metu gal visai fainai man dar tas šiltesnis vanduo. Aha. Dar kokios citrinos, jeigu įsidedi, tai gal lengviau geriamas yra, negu šalta, žinai, visai. Tai va toks. Hekas. Hekas šiek tiek galėtų būti, jo. Yeah. Beje, vakar buvom, galim biškai pasidalinti, kad buvom restorane. Taip. Klaudija, žodžiu, yra restoranų lankytoja. Žino, kas yra kokybiškas maistas. Ir mes susitarėm, kad filmuosim podcastą, pirmą epizodą. Ir Klaudija tokia, tai varom kažkur pavakarieniaut. Ir iš tikrųjų aš neturiu tokio įpročio kažkaip atrasti naujas vietas, naujus skonius. Tai man buvo šiaip visai fainai, kad tu paėmė iniciatyvą ir sakai, davai, varom į šitą, noriu pabandyti. Tai buvom Plusoniai. Žodžiu. Skamba kaip koks, nežinau. Man tai kaip pavardė kokia, žinai. Bet ne, šiaip +1 vadinas. Ja, +1. Jo, šiaip tais, dėl ko labai myliu Vilnių, nes čia yra tikrai žymiai daugiau vietų negu, pavyzdžiui, Kaune, kur gyvenu. Tai čia man visą laiką atvažiuoti į Vilnių kaip į kokią gastronominę kelionę, vis kažką naujo išbandyti, tai labai patinka ir visą laiką yra ta galimybė, nes čia Vilniui atsidarinėja ir barai faini, ir restoranai, tai viena iš tokių, tai ir pagal rekomendacijas iš lūpų išsirinkom +1. Rekomendacijas iš lūpų. Rekomendacijas. Draugų rekomendacija buvo. Draugų rekomendacija, jo. Kamilės rekomendacija. Kamilės, irgi Kamilė draugė. Jo. Ne ta pati. Ne ta pati. Jo, bet nežinau, man buvo fainai, šaltoka toje aplinkoje. Kažkaip, jie dar neturi, nežinau, atjungia šildymą. Dar netiek pardavė. Mylu. Ne, bet šiaip man atrodo ten tiesiog kažkaip šalta aplinka, nežinau kodėl, bet... Betonas, man atrodo, betoninės sienos, lubos ir senas pastatas, žinai. Ir padarytas toks vaibelis, tai labai fainas, ne? Jo. Tas toksai kaip ir industrial kažkoks, žinai, jo. kur Jo. Senos sienos atrodo kaip atidengti kažkokie buvę ar tai piešiniai ar kažkas tokio. Taip. Bet tada tipo metalinio stalviršio baras, taip. Įdomus indai, nu taip. Tikrai tas vaibelis toks modernus labai. Tokios yra ir prabangaus akcento, yra ir visiškai basico, ne? Jo. Ir to moderno, jo. Tai mes atkalbėjom, kad su Klaudija jautėmės labai atsipalaidavusios ir tokia neįpareigojanti buvo aplinka, nes, pavyzdžiui, jeigu nueini į kažkokius kitus, tokius prabangesnius restoranus, tai tada, kažkaip jau ir jauties toks šiek tiek. Toks jau gal tada apsirengti kažką reikia, nes... O čia tikrai gali kaip nori apsirengęs ten džinsai, bet tikrai gali ir apsirengęs ateiti ten, nežinau, suknelė, jeigu ten tavo koks gimtadienis, pavyzdžiui. Jo. Jo, tai... Bet gal trumpai pasidalintum savo įžvalgom dėl maisto. Gerai, dėl maisto. Tai mes ėmėm 3 patiekalus.
Tai čia daugiau toks buvo šitas restoranėlis dalinimuisi maistas, nors buvo ir pagrindinių patiekalų, gal 3. Meniu nebuvo labai platus, bet dabar iš tikrųjų toksai ir visų šitų trendinių vietų dalykas, kad geriau kokybiškiau, bet mažiau. Tai mes ėmėm sūdytą lašišą, net nesūdytą, tenai buvo tiesiog žalia lašiša, tokiam kaip tereki padaže, kažkas panašaus, ne? Jo, sakyčiau, panašu. Jo, kažkas tai taip labai, jeigu buitiškai šnekant, tikriausiai, kad ten šefas tai už ausų ten pasiėmė. Kodėl jūs reviewinat šitą vietą, jeigu jūs nežinot? Net jo, ką jūs valgėt, jūs net nežinot. Žodžiu, labai paprastai norisi kalbėti ir aiškiai, ten be jokių prašmatnių pavadinimų. Tai va, tai valgėm žalią lašišą su tereki padažu. Tada valgėm bulvytės fri su triumų padažu. Ir pekorino sūriu ant viršaus. Pekorino sūriu, jas. Ir tada valgėm mes buratą su keptom paprikom. Tai... Ir ten, man, jeigu neklystu, buvo ančiuvių čili padažas. Vat, labai gerai, kad priminėjai. Jo, iš tikrųjų, tai man gal norėjosi, kad to ančiuvio šiek tiek jaustųsi daugiau, tai būčiau gal net užmetus, pavyzdžiui, porą ančiuvių ant viršaus, žinai, tokių. Nu, šiek tiek toksai, nu, labai norisi būti tokiai objektyviai ir čia nesait, kad čia viskas super pagal mano skonį, tai man šiek tiek trūko skonio buratoj. Nu, bulvytės kaip bulvytės, nu, čia toksai klasika, nelabai čia kažką, žinai. Negali kur suklyst. Nėra kur suklyst klaidos, jo. Gal man labiau prie širdies yra tos bulvytės, kai būna storesnės, grinai naminės keptos tokios. Aha. Kaip fri bulvytė, tik jinai storesnė, neplona, bet čia skonio reikalas. Ir tada dėl lašišos, tai lašiša viskas okei, labai toks smooth skonis buvo, lengvas. Kas nemėgsta, pavyzdžiui, to stipraus žuvies skonio, tai jo tikrai nebuvo. Tai viskas fainai skanu ir mes ragavome dar ir vyną natūralų. Buvo oranžinis vynas, tai labai gražiai sužaidė su lašiša. Tai va, tai nepasakyčiau, kad super nustebino kažkuo tai, bet viskas buvo skanu. Tai va, tai toks komentaras, nežinau, gal 10 iš 10 neskirčiau, nes 10 jau turi tave nustebinti ir tu ten 100% grįši. Tai buvo labai įdomu, labai man gal labiausiai, kas patiko, tai aplinka. Nes maistą tokį, aš, nu, atrodo, kad ir kažkur kitur galėčiau paragauti. Aha, bet jo. Aplinka tokia, viską taip paturbino tą visą patirtį, nes atrodo, kad tikrai galėtum labai gerą laiką ten turėti. Nu ir mes turėjom šiaip gerą laiką, tai kur gal su draugų kompanija gali ateiti ir smagiai pasibūti. Taip, tikrai, sakyčiau, taip neįpareigojančiai su draugais, tiesiog... Bet aukštesnės kokybės maistą paragauti. Taip, nes mes galim pasakyti, kiek mes išleidom pinigų, ne? Jo. Tai mes išleidom, kaip ir sakėm, 3 patiekalus valgėm, šėrinomės, dalinomės. Ir gėrėm 2 po taurę natūralaus vyno, tai mes išleido 64 eurus. Jo. Tai va, tai, nu, tikrai aukštesnio lygio, žinai. Jo. Ir gavosi pasneikinimas. Tai va, tai rekomenduojam apsilankyti, tikrai fainai išbandyti naujas vietas. Aš jau noriu kažkur dar kitur varyti. Jo, aš bandžiau įrašinėti mūsų ragavimą į telefoną ir kažkaip gal jeigu pavyks, galėsim įdėti čia kažkokį įterpti dalelę mūsų pokalbio. Fun fact, aš nežinojau, kad buvo įrašinėjimas. Čia šiaip nėra labai gerai, čia yra galimai nusikaltimas. Galimai. Mano privatumą. Jo, aš pažeidžiau tavo privatumą. Tai gerai, kad aš neaišku, ar aš neprikalbėjau kažko, pažiūrėsim. Jo. Bet juokingą istoriją pasakojau, tai gal visai į... Aš tą dalį pasiliksiu, jeigu žinai, kada reikės. Jo. Tai va, tai jo, kažkaip turėjau tokį praeitais metais įprotį
Čia šiaip labai gal, keistai skamba, bet tiesiog kartais įrašinėti pokalbis. Fetišas kažko. Ne, tipo, labai norėjau su tuo padaryti kažkokį labiau menišką idėją projektėlį, savo tiesiog, prisiminimai ir įrašinėti tokius pokalbius, kurie man yra labai tokie gal, kuriuos aš norėčiau prisiminti. Tai vat, pavyzdžiui, turiu pokalbį su močiute, su seneliu, kurie tokie, žinai... Man šiurpas kažkaip nuėjau. Jo, jų klausinėjau apie jų vaikystę ir visokius dalykus, tai kažkaip turiu vat, tuos įrašus ir labai džiaugiuosi, kad aš juos turiu, nes man atrodo, čia toks unikalus dalykas prisiminti, žinai, kaip vat, čia ne tai, kad pasiruošimas jų mirčiai, žinai, bet, tiesiog toks įdomus momentas, kaip gali kažkokia tai galima, nežinau, ten paruošti kažkokią, nežinau, gimtadienio progą, netgi kažkokį jubiliejaus, žinai, kažkokius klausimus. Šiaip savo turėtų smagu prisiminimai. Jo, nes atrodo, žinai, pasakoji kažkokias istorijas, ypač jeigu su ten seneliais kalbėsi, ir aš neprisimenu visiškai. Neprisimenu, koks jų gyvenimas buvo, nes ten, žinai, vis papasakoju kokią istoriją, ten tada labai ilgai nesimatai, pasimiršta. Tai kažkaip norėjusi išsaugoti. Tai čia toks interpas off topic, bet tiesiog, kad čia ne pirmas kartas yra, kaip įrašinėjau be žinios, prisiduodu. Kad jeigu su manim bendraujat, tai aš jau dabar galimai rašau. Tiesiog turėkit mintį, aš visus informavau, jūs sutinkate, žinai. Jūs sutinkate, kad jūs būsit rašę. Bet kol kas dar namie nefilmuoju. Tik su žinia. Galim prieiti gal prie to, kad papasakot, kaip mes matytume šitą mūsų tokį pasižaidimą su podcast'o formatu, gal taip. Ar tu turi kažkokią mintį, kaip tu apibūdintum visą šitą projektėlį? Man tai šitas projektėlis yra apie tai, kaip yra, apie paprastumą, apie tokį iš tikrųjų ne iš jokios mokslinės pusės, bet kaip tiesiog mirtingasis žmogus gyvena. Žiobaras. Kaip įprastas, nežinau, miesto žmogus, koks jo yra santykis su maistu, su sveika mityba, su sveika gyvensena, su sportu ir kaip mes dylinam, kaip mes tvarkomės tuo kasdienybėje ir kodėl tai yra svarbu, pasidalinimai, nežinau, iš asmeninių patirčių, nežinau, pasidalinimai galbūt net kažkada tai mūsų svečių, šiek tiek know-how, galbūt net ir iš tos pačios mokslinės pusės, bet iš mūsų pačių tai toksai tiesiog patogus pašnekesys apie maistą, apie mitybą. Sveiką gyvenseną, sportą, galų gale net viską apie, gal net psichologiją šiek tiek, to per maistą, per sveikatą. Tai va, kaip tu galvoji? Apie ką tau? Man labai, man atrodo, tu gerai apibūdinai, kad santykis su ta sveika gyvensena, tai aš irgi taip pat gal irgi turiu tai galvoj, bet man iš asmeninės perspektyvos, tai man atrodo, kad man labai trūko tokio turinio, kur aš tiesiog galėčiau sužinoti apie sveiką gyvenseną iš tokios gal holistinės pusės, kad tai nėra vien kažkoks taisyklių laikymasis, valgymas pagal dietą, kad tai yra apskritai ne vien tik valgymas, tai yra kažkoks judesys, tai yra kažkokios gal praktikos ir su šita tema ir būtent su podcastu, bent jau mano noras, tai yra šiek tiek pasikuisti ir pareflektuoti savo gyvenimą, nes labai norėčiau gyventi sveikai, aš nemanau, kad aš esu pats sveikiausias žmogus iš tos tipo pusės, kad aš tikrai valgau labai įvairų maistą, mėgstu čipsus ir šiuo metu nesu kažkokiam aktyviam sporto režime, bet labai norėčiau turėti tokį sveikesnį gyvenimo būdą
ir man atrodo, visą laiką po pokalbio su tavim aš labai įsiinspiruoju, kad iš tikrųjų labai yra ne tik, kad paprasta, bet, nu, ir paprasta kartu tą sveiką gyvenseną palaikyti, bet kartu ir tai labai atsispindi po to tavo kasdienoj, kaip tu jautiesi, koks tavo produktyvumas, kaip tu jauties tiesiog savy, kad labiau pasitikė. Tai kažkaip labai man fainai ir su tavim pasikalbėti, nes tu esi labiau tame, manau, negu aš, sakykim, tu gali papasakot, nu, savo gal tokį santykį su sveika mityba, galbūt tokį labiau Tai matyt, kad atskleist šydą. šito paslapties. Tai man atrodo, kad šiame podcast'e, tai žinai, tikrai galima bus plačiau paknaisioti, bet su sveika mityba, tai, nu, čia yra pas mane kelias netrumpas. Ir jau pakankamai nuo senai aš tai dariau. Man tai svarbu nuo senai kažkaip tais. Aš kai net vaikas buvau, man, pavyzdžiui, susirgti, man atrodo baisus dalykas. Toks, aš turiu kažkokį momentą, žinai, kad, tarkim, ten sirgti yra labai, nu, žinai, bijau sirgti vos ne va taip. Tai kažkaip gal nuo to labai nuo mažens aš pradėjau ir sportuoti. Netgi kai man buvo 13 metų, nu, 13 metų žmogus eina į jogą. Ok, įdomu. Nu, dabartiniai visuomeniai yra kaip ir gal normalu, bet, nu, Bet tada, čia prieš 10 daugiau metų atgal, jo. Čia būdavo, aš atsimenu, ten ateinu jogos užsiėmimą, nėra mano amžiaus, ten visos, žinai, moterys, ten 30, 40 plus, žinai. O tu viena eidavai? Aš eidavau, dalį laiko eidavau su tėčiu, tai mano tėtis eidavo ir paskui dalį laiko ir viena eidavau. Žodžiu, ir mano tėvai sportavo, tai gal tai buvo truputėlį toksai, mes kaip šeima kartu eidavom sportuoti, tik visi skirtingas, žinai, kas į grupinės, kas į treniruoklius, kas, žinai, į ten kokius grupinės aktyvesnės, aš į jogą eidavau. Tai toks būdavo man, iš tikrųjų, nuo tos paauglystės, toks inspiracija sveikiau. Ir tada, kai pradėjau sportuoti, natūraliai kažkaip tais pradėjo norėtis ir sveikiau maitintis. Tai realiai aš jau nuo to pakankamai ankstyvo amžiaus, aš jau pradėjau ten kažkas medžiagas skaityti, žinai, domėtis, kaip čia valgyti, kai sportuoji, žinai, nors aš neturėjau tikrai kažkokių tai problemų ten, kai būna, žinai, ar tai svoris, ar tai kažkas skauda, bet tiesiog prevenciškai aš tai dariau. Ir kažkaip tos medžiagos, žinai, kaupiau, vis kažką skaitai, iš pat pradžių tai lietuviškai skaitydavau ir paskui jau ir angliška ta medžiaga. Tai tiesiog skaitydavau, ką galėdavau savo pritaikyti, žinai, konkrečiai savo. Tai va, tai nors iš tikrųjų, tai mes šeimoje ten iki tų su sportų, tai tikrai nebūdavo ta mityba kažkokia tai, žinai, ten sveikuoliška, kaip pavyzdys ten. Gerdavau aš ir tą, žinai, kavą Nesquik iš pakelio, žinai, ir dar ten kondensuoto pieno šaukštelį, žinai, įsipildavau ir dar pieno įsipildavau. Tai tikrai nebūdavo mes ten kažkokie sveikuoliai. Bet gal aš irgi savo šeimą taip inspiravau, kad mes kai pradėjom sportuoti, nu aš pasakiau, kad gyvenkime truputėlį sąmoningiau. Net kaip paauglys, būdamas vaikas, ten, sakau, atsisakykime to, pavyzdžiui, nedėkime į arbatą cukraus. Aš atsisakiau, nedėjau į arbatą cukraus. Nu, tokie maži žingsneliai, nu vis tiek sudaro tavo tą, žinai, sveikatą. Tai tu gali ten, pavyzdžiui, nebūtinai reikia dabar viską vienu metu drastiškai, bet tu gali nesidėti cukraus į arbatą. Ten galų gale nesportuoji, bet gal išeini pasivaikščioti, žinai. Tokiai dadėti savo rutiną kažkokį po trupinėlį. Ir trupinėlis prie trupinėlio tau jau gaunasi tavo kažkokia rutina, sveika ta rutina, žinai. Tai va, tai mano kelias buvo toks, va, nuo paauglystės, sakykime. Ir paskui aš kažkaip šeimą inspiravau, tai mes pradėjom kažkaip gal ir daugiau daržovių valgyti. Ten aš labai šiaip kepinius mėgstu, tai gal ir tų kepinių kartais sunku riboti, bet atsimenu tikrai... Jau buvo. Tai va, tai taip labai trumpai, jeigu galima bus kažkada, tai žinai, Padypinti kažkurią vietą. Bet tiesiog norėjau pasakyti, kad tu esi tame žymiai ilgiau ir domiesi tikrai nepaviršutiniškai, manau, ta prasme,
esi tas žmogus, kuris labai, vat, kaip ir tu sakai, sąmoningai žiūri į tai, ką valgo ir skaitai etiketės ir panašiai. Tuo tarpu aš ne. Ir man atrodo, kad visai įdomu yra dėl to šitas podcastas, kad pasikalbėjimas tarp tokių gal skirtingai gyvenančių asmenybių, bet iš esmės tikslas tas pats. Tai yra kažkaip sveikiau, geriau jaustis, sveikiau gyventi. Bet aš tai sakyčiau, tu Dominika, aš kaip atsimenu, čia irgi tokia priešistorė, kai mes su Dominika gyvenom Madride, kartu mes su Dominika ir Madride ir susipažinom. Įdomus faktas. Vienas iš. Ne Lietuvoj susipažinom ir aš atsimenu Dominiką, visą laiką jinai virdavo sriubas. Tu visą laiką virdavo sriubas, atsimeni? Jo, atsimenu. Toksai, ir man tas toksai būdavo visą laiką, Dominika, tai vat sriuba verda ir man sriuba yra toks jau kūną šildantis geras maistas, žinai. Ir tu ten virdavai tas tikrai, iš daržovių geras sriuba, žinai. Jo, man sriubas yra kažkaip mano dalykas, bet trintos dažniausiai, nes aš, pavyzdžiui, kažkada esu virus burokėlių sriubą, kas va čia irgi įdomi tema, žinai, visas lietuviškas maistas, bet esu virus burokėlių sriubą visiškai nesigavo. Ta tokia, kur, žinai, viską supjaustyta, ne? Jo, viską supjaustyta, bet ir šiaip burokėlių sriubą, tai jos trintos nepadarysi, žinai. Padarysi? Tai aš turiu tau receptą. Ok, aš pirmą kartą girdžiu, kad gali trintą sriubą burokėlių, bet jo, viriau netrintą, normalią tą mūsų mamišką. Ukrainietiški barščių. Ja. Tai labai kažkaip nesigavo. Man dažniausiai gaunasi trintas sriubas, kas turbūt labai paprasta, žinai. Tai turiu porą receptų, kuriuos visą laiką darau. O kokias darai? Darau moliūgų trintą sriubą, kur tiesiog ten, žinai, orkaitį pakepini moliūgą, kokias turiu daržovės. Visą laiką mano secret, mano paslaptingas ingredientas. Išduok. Išduosiu, yra imbieras. Labai mėgstu imbierą sriuboj. Apskritai labai mėgstu imbierą. Tai įdedu imbierą ir tokį, žinai, gerą poskonį suteikia. Ypatingai žiemos metu tas toksai pašildo, ne, iš vidaus. Jo, tai vat gal per tas sriubas aš daugiausiai gaunu vitaminų. Jeigu nepatiktų sriubas, būtų blogiau, bet jo, šiaip tikrai man yra jas smagu išsivirti. Tai šitą tikrai turiu gerą kažkokį įprotį. Bet čia irgi yra, tarp kitko, manau, kad iš vaikystės atėjo, nes mano mama visą laiką gamindavo sriubą. Jeigu, žinai, gamina savaitį, tai visą laiką yra kažkokia sriuba. Tai gal čia toks, žinai, per metus kažkoks likęs įprotis. Suprantu, ką sakai, žinau, pas mane irgi lygiai taip pačiai. Aš irgi labai mėgstu trintas sriubas ir pas mus namie visą laiką sriubos būdavo. Va sekmadieniais, pavyzdžiui, ten išsiverdam. Jo. Ir visą laiką yra tokio šilto gėralo kažkokio, žinai. Tai vat kažkoks iš vaikystės gal būdavo kažkoks tai dalykas, žinai, tėvų gal, nežinau, mūsų laikų, žinai. Jo, gal ir tėvam toks buvo. Nes pas mus yra visą laiką, pasižiūrėk, irgi Lietuvoje tas toksai, jeigu pietus, tai sriuba ir antras. Tas toksai kažkoks, tai aš net nežinau, užsienio gal nėra taip stipriai. Ne visur. Jo, dabar nesugalvoju, kur taip daugiau, kad vat pietų meniu, sriuba ir karštas, žinai. Taip. Jo. Tai va, tai tas jo sveikuoliškas mano gyvenimas, jisai gal... Aš kažkaip man taip užstrėjo, man tu susriubas jėjęs labai stipriai. Šiaip netu viena taip sakai. Ja. Kažkaip kitiem irgi šitas yra užkliuvę. Tai reiškia taip. Nes aš tikrai tavęs nelaikau, kad tu kažkaip tai, žinai, kai būna kiti žmonės, tikrai turiu tokių, kur, jau tas žmogus tikrai, nieko sveiko nedaro, žinai. Toksai, kad, nėra tikrai sveikuolis į tą pusę. O man tu tai toksai middle, žinai. Aš middle. Aš manau, esu labai middle, nes per daug mėgstu čipsus. Tai tave tempia labiausiai. Jo, tai labai tempia ir čia yra gal netgi vėl atskira tema, šiti visi snacksai ir kodėl mes turim kažkokių guilty pleasures, nežinau kaip išversti lietuviškai. Taip, malonumų maistą kažkokį. Malonumus, jo. Kalties malonumai. Jo,
žinai, kai lietuviškas vertėjavimas būna. Jo. Kur jau visiškai nei ten nukrypsta. Nu tai ką, tai dabar gal pakalbam apie kaip mes susipažinom, ar skipinom šitą dalį. Mes Madride susipažinom. Madride, jo. Galim truputį pasakyti, jeigu po to, žinai, išsiplėsim kažkur kitur, bet man atrodo visai fainai pasakyti. Jo, kad kaip mes, kas mus čia taip suvedė, žinai, nuo kada. Tai gerai, tavo eilė Madride. Kaip mes ten tiksliai susipažinom? Šiaip, man atrodo, kad tu kažką parašai. Aš buvau, žodžiu, Ispanijos lietuvių Facebooko grupiai ir tu kažką parašai, gal dėl buto ieškojai. Aha. Ir mes pamačiau, kad čia tu rašai. Taip. Ir gal buvau kažkur tave girdėjus, nes mes abi esame iš Kauno. Tai pasižiūrėjau profilį, atsimenu, nes irgi ieškojau tuo metu buto. O gal jau buvau susėdus, tiksliai nepamenu, bet kad pasižiūrėjau tavo profilį ir galvoju, reikia parašyti, nes buvo bendrų draugų kažkokių. Jo. Ir tai vat susirašėm ir susitarėm, kad susitiksim. Madride, man atrodo, ne? Bet tiksliai nepamenu pirmą mūsų susitikimą. Ar tu prisimeni kažką? Tu prisimenu, kad varėm į Outletus, kuris buvo vienas iš pirmų. Tiesiog apsišopinti važiavom. Ir atsimenu, jo, kad tu striukę nusipirkai. Jo, nes aš buvau į Madridą, jokių striukių neatsivežęs, o buvo sausio mėnuo ir buvo nesik šalta. Aš po to su ta striuke ne vieną naktį miegojau, nes mane, nežinau, ar atsimeni, bet buvo labai prastas butas, labai kaip pasakyti, prasta izoliacija, nes tiesiog pūtė vėjas ir užuolaidas, tiesiog, va, taip matydavai, kaip juda. Eik tu. Aš kažkaip neatsimenu, kad pas tave kažkoks, žinai, būtų su defektais butas. Jo, buvo su defektais, bet neesmė. Esmė tokia, kad važiavom. Jo, tai pirmą susitikimą, man atrodo, mes tiesiog Madride padarėm, kažkur varėm pavalgyti. Standartiškai. Aš atsimenu taip, vat Madridą, tai aš labai atsimenu irgi ant maisto. Aš tiesiog tokią darydavau, man kaip būdavo ekskursija, aš eidavau testuoti kažkokios maisto vietos. Kai galėdavau, kai ten eidavau į mokslus. Jo, ir tu buvai labai fainų vietą atradus, kur po to aš apsilankydavau ir viena iš jų buvo, jeigu prisimeni, prie Madrido berods Šiuolaikinio meno muziejaus ar vieno iš tų didesnių meno muziejų, buvo tokia ispaniška vietelė. Mes ten nepietuojam? Mes pietų ten ėjom. Okay. Ir ten visiškai nekalba angliškai ir tu tiesiog nesupranti, ką tau sako, kas pietum, tu nesupranti. Bet tiesiog, ką paduos, tą paduos. tą valgys. Realiai galėjom ten belenką iki, žinai. Jo, bet labai ten atsimenu, ne kartą skaniai pavalgiau. Jo, nes ten buvo toks labai ispaniškas maistas, žuvis, skanios salotos. Tiesiog žmonės tikrai, matai, kad ne turistai ateidavo tenais dienos pietų. Supratau, šiaip tai visai, jeigu kažkam būtų įdomu, tai gal galima būtų keliom vietom pasidalinti, žinai. Madrido kažkokiam, kur valgydavom. Gal, jeigu bus įdomu kažkam, žinai. Tai va, tai galit parašyti mums. Rašykite komentarą. Tai va, tai jo, tai aš atsimenu, kad mes tikrai lėkiam pavalgyti, nes kažką norėjom naujo išbandyti. Ir kaip tu pasakai, kad tu į kažkokią vietą tau patikdavo ir tu eidavai, tai aš buvau ta, kur visi kažką naujo eidavau. Taip, atsimenu. Aš kažkaip tai vis... Aš paskui tave. Aš paskui, jeigu jau labai geras, tai gal ir pabandysiu. Gal ir įsitrauksiu. Tai va, tai atsimenu tikrai kažkur tai pavalgyti, o paskui lėkiam apsipirkti į Outletus irgi. Ir tada kažkaip tais mes kažkokį paskui vakarėlį kartu lėkiam. Jo. Čia kita istorija. Aš nesvarbu. Nespaudai. Tai va, tai taip ir įsisukom mes tam Madride. Ir turėjom mes ten prabūt pusę metų. Bet taip gavosi, kad atėjo COVIDas, standartinė situacija. Ir dar blogesnė situacija buvo tai, kad aš tai išskridau namo. Tiesiog mane išskraidino namo.
O Dominika, tipo, chill, koks covidas, pabūkim dar Madride. Ir tada įsivaizduokit, nu, tai standartinė irgi situacija, kaip ir visur uždarė visą miestą, negalima buvo išeiti iš namų, ne? Taip. Ir tu tiesiog... Aš tiesiog likau uždaryta, surišta. Uždaryta, surišta. Kaip su maistu būdavo, eidavai kažkiam valandom apsipirkti? Parduotuvę? Jo, nes į parduotuvę tu galėjai nueiti į parduotuvę, į vaistinę ir gal į policiją, nežinau, bet šiaip plan toks labai buvo apokaliptinis vaizdas, nes vaikščiodavo gatvėm kariuomenė, vaikščiodavo policija, tai tikrai negalėjai labai kažkaip nuklysti nuo savo namų, nes iš esmės pačioj pradžioj tai buvo, kad ten neatsimenu, kiek kilometrų spindulių galėjai aplink savo namus, o dažniausiai, žinai, jeigu kažkiek kilometrų spindulių, nu, ten yra ir parduotuvė, ir vaistinė. Tai jo, tai va, eidavau į parduotuvę, prie manęs būdavo Aldi. Aha. Tai ne pati mano mėgstamiausia ispaniška parduotuvė. Jinai nėra berods ispaniška, man atrodo, vokiečių, bet, nu, ten kaip ir visur yra. Tarptautinė visiškai. Jo, produkcijos ir ispaniškos. Mano mėgstamiausia buvo Mercadona ir jinai būdavo toli nuo manęs. Ja. Ten, kur galėdavai rasti grietinės, pavyzdžiui. Jo, bet eidavau į Aldi, laukdavau eilę, kol nebus tiek daug žmonių ir tada eidavau apsipirkti. Tai buvo labai, kaip pasakyt, mano gyvenimą turbūt pakeitęs laikas labai. Nes labai išgyvenau sunkiai tą laikotarpį dėl akivaizdžių priežasčių, kad tu tiesiog negali išeiti lauką net. Ir gyvenau tokiam bute, kuris nebuvo labai ten erdvus, tai vis tiek ne namai tavo. Taip. Tai labai turėjau, aš manau, tikrai kažkokių psichologinių negerų momentų. Susidūrimų su savimi, ne? Taip, Toksai. nes po to, kai grįžau iš Madrido ir mes su Klaudija vėl susitikom ir vasarą dirbom vienoj kaviniai X, Pajūry X, Pajūrio miestelį. Tai aš nežinau, ar tu mane tada prisimeni, bet aš buvau tikrai, nes tą vasarą aš dar buvau tikrai labai tokia nestabili. Nežinau, kažkokia tokia. Gal, emociškai nelabai stipri, žinai. Taip. Ne? Išmušta iš vėžių visiškai. Taip. Pamenu, bet aš tave ir įtraukiau šiek tiek į tokį avantūrą. Nu, tam, jo, tas mūsų darbas kaviniai vėlgi buvo avantūra, bet čia gal istorija kitam epizodui, kad neišsiplėsti. Jo, kad neišsiplėsti labai, bet irgi irgi apie maistą, nes mes ten ir pačios, žodžiu, ir gamindavom, ir tekdavo parduoti pačiom. Tai irgi kita tema čia, jo, tikrai galima išsiplėsti atskiram. Tai va, tai mūsų tokia ir ta kelionė buvo užsienį susipažinimas. Tada laukiau, kol tu grįši į Lietuvą. Tada padirbėjimas kartu. Tada tiesiog draugystė. Tu daugiau, gyveni Vilniuje, aš gyvenu Kaune. Ir tada taip gavosi, kad mes vėl kartu susijungiam. Ir kartu dirbam. Dar kartu dirbam komunikacijos agentūrai. Su Klaudija buvom kolegės, visiškai sėdėjom vos ne prie vieno stalo, labai netoliese. Jo, bet tada kažkaip Klaudija sako, aš noriu savo projektą. Ir aš noriu energiją skirti savo darbams ir idėjams, kas buvo labai drąsus žingsnis išeiti, nes man atrodo, agentūrai darbas ne iš paprasčiausių. Tikrai ne iš lengviausių, nes turi su daug labai skirtingų žmonių, žinai, skirtingi labai projektai. Daug savęs labai atiduodi iš tikrųjų. Jeigu tu nuoširdžiai dirbi ir jeigu tau nuoširdžiai rūpi, tu nori tikrai nuoširdžiai gerai padaryti darbą, tai tu savęs daug investuoji. Tikrai reikia pasėdėti. Tai nėra, žinai, kad tikrai nuo 8 iki 5 ir tu ten išsijungi visiškai. Taip. Tai va, bet puikiai labai patirtis, labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad aš būčiau ėjusi tą agentūrą, jeigu ne tu Dominika. Man kažkoks toks atrodė, kad jeigu Dominika ten yra, tai kažkas vis tiek turbūt gero. Tai va, tai tas labai pastumėjo. Labai irgi.
tokia nauja sfera buvo man. Ir susipažinau, patiko. Yeah. Ir paskui tu išėjai čia irgi. Jo, ir po to Klaudija išėjo ir tada aš išėjau, ir čia buvo prieitais metais, vat Klaudija išėjo, man atrodo, kažkur gegužę, kažkaip pavasaris, man atrodo, buvo, aš išėjau vasarą, Liepą. Tai labai kažkaip irgi, aš iš Klaudija iš paskos. Žodžiu, viską jie darau iš paskos. Ne, juokauju, Ta bet pačia linkme einam. tiesiog jo, gal buvo Savi argumentai. savi argumentai, jo, kodėl aš ten ilgiau pasilikau. Bet tiesiog buvo smagu pamatyti, kad tikrai gali energiją savo dėti į savo projektus ir nebijoti šito žingsnio. Tai išėjau ir pradėjau freelancint ir tikrai labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko. Ką valgo freelanceriai? Ką? Sriuba. Nes va irgi įdomi šiaip tema būtų apkalbėti, kai žmogus, žinai, gali savo laiką pasidėlioti laisvą, ne vis tiek, nu, ten kaip freelanceris esi, tai gal tu daugiau vakare padirbsi, dienos metu gal kažkokį pasidarysi reikalą, ten galų gale nuvažiuosi, nežinau, pasportuoti, kaip pavyzdys. Tai kaip vat pasidėlioji tą maisto rutiną, kada valgai, ar kažkas skiriasi, ruošiesi, nesiruoši, ekspromtų gaminiesi. Tai irgi labai galėtų būti tema, manau. Jo, nes tikrai yra mažiau dienų, kurios atrodo taip pat. Taip. Nes Labai jeigu tu mažai. dirbi nuo 8 iki 5, tai natūralu, kad tu ten papusryčiauji, tarkim, prieš darbą, o jau pavakarieniauji, vakare po darbų, žinai, tai tokia standartinė situacija, žinai. Jo. O pietus ten kažkur eini, ar ten atsineši. Tai irgi galima ir tokį, žinai, Apkalbėsim šitą. ofiso irgi galima tokį. Nes pas tave yra irgi toks grafikas, kurį tu dėliojas pati, tai galėsim pasidalinti įžvalgom. Įdomu, kaip, žinai, nes gali labai paskui dienos eigoje išsimėtyti, žinai. Nu, dabar čia einu gaminti vidurį dienos, žinai, tai tas toksai labai laiko Niekada nėra gera idėja. Niekada nėra gera idėja. Tas užtrunka dvigubai ilgiau, negu tu galvoji, žinai. Taip. Tai va, tai pasikalbėsim irgi, pagvildensim, įdomu. Gerai, o gal tada dabar prieinam prie klausimų, nes man atrodo, mes jau visai netrumpai išsikalbėjom. Jo, kai faina kalbėtis, tai kažkaip tam laikė pasiklysti. Ja. Gerai, galim, aišku. Nes mes pasirašėm, žodžiu, su Klaudija viena kitai po kelias klausimus. Taip. Kurie susiję, nežinau, su maistu, nežinau, ar tu su maistu galvoji, ar... Aš didžioji dalis su maistu, bet ir... Didžioji dalis, tai kiek tu klausimų? Didžioji dalis, 30 klausimų. Taip arba ne. Ir bus arba teisingai, arba neteisingai. Po to pažymys. Nu tai gerai, tai aš tau užduosiu Gerai, pirmą aš tiesiog atsinešiu savo telefoną, kur esu pasirašiusi. Dar pasižiūrėk, ar ten viskas gerai. Pasižiūriu. Viskas įrašinėjama, mes įrašinėjam jau 4 minutes. Aš galvoju, ar mes iškalbėsim bent 20. Nežinau, ar aš turėsiu su ką su ją kalbėti. Aš tai šiek tiek bijojau, nes mes tiek vakar iš tikrųjų tiek iškalbėjom visko, nes ir važiuodamas taksi ten iš miesto dieną namo ir paskui vakare daug labai minčių tokių buvo išsakyta. Tai, bet mums, man atrodo, gerai sekasi, važiuojam toliau. Važiuojam toliau, tik tai Klaudija, tu turi atsisės ant to, nes po to nesimatys tas. Gerai. Tai po vieną gal šaunam, ne? Jo, gerai, po vieną klausimėlį. Koks yra tavo produktas ar maistas, kurį tu valgai, ar kažkokią rutiną, kur tu užsiemi su maistu, kur tu taip save pagauni tokį proud momentą, nu, čia aš kažką sveikiau dėl savęs darau, žinai, toksai. Ten, žinai, gali būti, tiesiog kas tau atrodo. Toks. Turi kažkokį? Leiski pamastyti. Šiaip gal tai būtų sriuba. Visi atsakymai sriuba. Nes čia tik vienintelis, žinai, vienas iš nedaugelio sveikų opcijų. Toksai. Bet šiaip sriuba ir labai tą jaučiau proud momentą, kai gėriau kakavą. Vietoj kavos. Taip. Nes kai gėriau kakavą, ceremoninę kakavą, kuri yra ne milteliai, bet
toks kaip luitas ir tu jį pasismulkini, kaip šokoladą kokį. Kaip ten reikia tarkuoti, ne? Jo, Arba susipjausti. aš jį susipjaučiau peiliu ir tiesiog pakaitinu su augaliniu pienu ir turiu tokią gėralą. Taip. Tai man tada buvo labai toks proud moment, nes aš iš pradžių geriau su vandeniu ir buvo labai rūgštė kakava ir aš galvoju, wow, čia tai sveikai pradedu rytą, žinai, kur šlykštų ir aš geriu. Ne, bet čia irgi toks įsitikinimas, ką mes kalbėjom, kad jeigu sveika, tai turi būti neskanu. Bet ne, aš po to supratau, kad su vandeniu nelabai man tai... Atėjau į protą ir pradėjau su tuo augaliniu pienu ir buvo labai geras pakeitimas, kuris po to man tiesiog buvo lengviau gerti kakavą. Tai va tada labai gerai jaučiausi ir pakeitusi kavą pastebėjau tikrai dienoje tokių, tiesiog energija buvo tolygesnė. Tai va, tai tada, bet dabar nevegeriu tos kakavos, tai gal palieku, pasilieku prie finalinio atsakymo sriuba. Spaudžiam. Sriuba. Gerai, super, man patiko atsakymas. Gerai, mano klausimas. Iš kažko jaudinuosi man. Jo? Ja. Nusikelk į vaikystę. Ir dabar va, gali paragauti vieną patiekalą iš vaikystės. Jis dabar bus visiškai toks pat, tokio pačio skonio. Koks tas būtų patiekalas? Čia pereini į kažkokią nirvaną. Ar tu darai trečią akį? Aš dabar esu užsimerkus, bandau, žinai, kaip hipnoterapija vyksta, tai nusikelti prisiminimą. Taip. Tai aš bandau tokį, žinai, Čia pagreitinti. toks nėra gal, nebūtina tau kažko labai rimto sugalvoti, tiesiog koks pirmas Jo, taip pat ką užsimerkus ir iš karto man taip vaizdinys iškilo, tai pas močiutę aš valgydavau tokia, kaip būdavo, žinai, ta braščia duona tokia, ne duona, bet ten kaip batonas, tokia kaip piraginė duona, žinai. Taip, saldi. Saldi. Tada ant jos tepi sviesto, dedi varškės sūrį ir tepi medaus. Ir gaunasi toksai saldus sumuštinis. Tai. Apskritai vaikystėje, ta prasme, aš valgydavau tikrai saldžiai, pakankamai. Ten, pavyzdžiui, grikius, ten kai valgydavo visi su spirgučiais ar dešrelėm, aš valgydavau su cukrum ir cinamonu. Ką? Jo, tai va, tai dar šitą Kaip prisiminiau. keista. Ir visi sakytų, žiauriai keista. Žiauriai keista, čia yra biškai nenormalu, žinai. Pajungiam kamerą. Riba. Kito podcast'o nebebus. Tai va, tai aš žinau, kad tai yra super keista. Tai va, tai pas mane pakankamai saldžiai viskas būdavo vaikystėje. Okay. Ir tai va, tai prisimenu šitus patiekaliukus. Tai aš kai galvojau, nes pasirašiau tos klausimus ir ką pati atsakyčiau į šitą, tai man kažkodėl buvo irgi pas močiutę nusikelimas ir man košė. Taip. O su ko valgydavai? Su cinamonu, būdavo sagienė kartais, tai irgi toks. Sviestukas? Ne? Ne, neatsimenu, ką dėčiau. Ok. Nes mano toks klasika būdavo sviestas, cinamonas, cukrus. That's it. Tai pas tave tas cukrus greit baigdas. Pas močiutę greit nelikda. Tikrai taip. Žiūrėk, reikia geną daryti ir nebėra. Taip, tikrai prisipažįstu, labai saldžiai valgydavau. Tai va, tai čia visai neįsveika pusę. Ok, šauk antrą. Čia toksai, nuo kada susimastei apskritai apie sveiką mitybą, kad buvo tas momentas, kad ar aš sveikai valgau, ką čia sveikiau pasigaminti, ir tas toksai suvokimas, žinai, kad čia kažką reikia sveikiau gyvenime daryti, žinai. Kada buvo tas toksai taškas? Momentas. Gal tiksliai nepasakysiu, bet aš kažkaip čia labai geras klausimas, aš apie tai labai galvojau pastarosiam netgi savaitėm. Tai keista, kad tu jo paklausai. Telepatija? Čia telepatija, jo. Bet gal, ne konkrečiai, ne visiškai taip pat galvojau, bet, žodžiu, mąsčiau, kad aš apie sveiką gyvenseną susimaščiau tik dėl to,
nes kažkaip aplinkoj žmonės susimąstė. Žinai, ne tai, kad tai buvo mano unikali mintis ir stebėjimas, ką aš valgau, bet stebėjimas, kad kiti dėl to parinas. Taip. Ir tada, okei, tai gal ir aš tada kažkaip negerai valgau, nes aplinkoje tikrai ir dabar turiu žmonių, kurie labai dėl to gal stresuoja. Žinai, ir aš niekada nesuprasdavau, niekada nebuvo man nerimo dėl svorio, pavyzdžiui. Taip. Nesu aš ten, tarsi, aš niekada neturėjau jo kažkokio golo numesti kažkiek kilogramų, išbandyti kažkokias dietas ir panašiai. Man niekada to nebuvo, bet kai aplinkui žmonės susitelkia į tai, tu irgi pradedi galvoti, o tai gal ir man čia reikėtų kažkiek numesti. Nors, sakau, iki dabar nėra mano kažkoks labai obsessive thought, kažkas apie ką labai daug mąstau, bet gal tai paskatino labiau atsižvelgti tai, ką valgau. Taip. Tiesiog, nes tai buvo irgi kitų žmonių kažkoks Tavo aplinka. nerimas. Tavo Jo, aplinka. nes kai galvoju, kad, kodėl mano ten artimas žmogus nerimauja dėl to, ką valgo, Taip. ir tu pradedi tada pats atkreipti dėmesį labiau. Tai jo, tai man kažkaip taip. Inspiravo, žodžiu, Aplinka. aplinka. Ok, Jo. irgi. Bet neatsimenu tiesiog to konkretaus gal momento. Aha, tai gal, žinai, irgi tokia išvada labai svarbu, kas mus irgi supa, nes tai mus gali pakrutinti į kažkokius sveikesnius, pasirinkimus. Visiškai, jo. Bet kartu, žinai, irgi svarbu save atsisieti nuo kitų, nes tai gali būti nebūtinai Apie tave, ne? Apie tave ir apskritai, jeigu kitas žmogus, žinai, nerimauja dėl tos sveikos gyvensenos iki tokio lygio, kad daro kažkokius netgi jau nebesveikus sprendimus. Radikalius sprendimus, tai tada irgi, nėra labai gerai. Taip, kad, žinai, tau tas nerimas nepersimestų kito žmogaus. Taip, tai tas, manau, kad yra su ten kokiu svorio metimu, ypač tarp merginų. Taip. Kad yra kažkokia siekimybė atrodyti vienaip ar kitaip, ir tu pradedi save riboti, ir tu galvoji, kad tai yra galbūt sveika, žinai, bet, nebūtinai, nes tu esi visiškai unikalus, organizmas, tau gal reikia ten kitokių medžiagų, tai, kažkaip reikia su sveiku požiūriu į tai. Sveiko proto. Sveiko proto, jo. Tiek, žinai, ir to tokio. Tai kažkaip nesinori jo turėti kažkokių radikalių, žinai, kad aš nebevalgysiu ten gliuteno, nes noriu numesti svorį. Kažkaip man tas niekada nepatiko ir visiškai ne apie mane. Taip. Tai... Jo. Man atrodo, kad kažką labai griežto gali tada daryti, kai tu turi kažkokių tai sveikatos problemų, žinai, kur tau tikrai labai stipriai trukdo gyventi, kaip tu ten, nežinau, tarkim, jeigu pas tave toks viršsvoris, aš įsivaizduoju, kur tau sunku paeiti, ten sąnarius skauda, tai natūralu, kad tu turi kažkokių drastiškų imtis dalykų, nes tai kenkia tavo sveikatai. Tai bet jo, suprantu, ką sakai. Tai žodžiu, suprotu viskas. Taip, suprotu. Tada mano kitas klausimas. Produktai, be kurių negali išeiti iš parduotuvės. 3. Wow. Ar yra tokių? Yra. Tai yra tokie labai basicai. Tai rinkčiausi vaisių, tai bananas pas mane. Yra toks standartas, kur jeigu aš rankiniai turiu bananą, tai aš jau viskas, aš išgyvensiu, žinai, ir ten mano užkandis tikrai bus geras, žinai, ir sveikas, tai čia nereikia, žinai, ieškoti kažkokių tai ten, žinai, dviračiai išradinėti. Tai tiesiog bananas. Tada... Čia gal yra, sorry, kad pertrauksiu, bet čia gal yra toks labai, daug žmonių perka bananus visą laiką, kai ateina į parduotuvę, nes man atrodo, kad, aš labai daug žmonių tiesiog matau prie bananų visada. Taip. Ir toksai, kur, gal čia yra tikrai ta prekė, kur visi įsimeta, žinai, Taip. į krepšelį. Bet man atrodo, kad dar, žinai, iki galo naudos nežino truputėlį. Tie bananai iš tikrųjų yra super geras šaltinis mums gliukozės gavimo. Okay. Tai iš tos pusės aš visą laiką turiu. Tada pas mane avokadas krepšelį guli dažniausiai. Datulės. Visada?
Nu, pas mane namie visą laiką turi būti datulių, nes aš tada žinau, kad aš turėsiu sveiką kažkokį saldėsį, žinai, nes jis tikrai pasotina ir nuima tą tokį norėjimą kažko saldaus. O avokadas tai geri ir riebalai, tai jau tu, žinai, susitep kažkokį sumuštinuką su avokadu, tu jau sotumą irgi jauti, tai tavo gali būti, kad ir kažkaip tai greiti pietų, sakykime, ne? Kai labai neturi laiko ir turi kažkokią kokybišką duoną, va, kur, žodžiu, Dominikai iškepiau donelės grikių atvežiau. Tai va, Galite reels pamatyti Klaudijos TikTok Instagram taip, receptą. Labai- Nulinkinsim kažkur. Tai va, tai toks, va, žinai, grikių donelė, avokadas jau tu turi pietų, žinai. Šiaip labai, labai skani donelė. Man gal buvo, nu tikrai skonis kaip sveiko produkto. Ta prasme, čia gal vat, irgi toks negeras pasakymas, bet tikrai jaučiasi, kad nėra cukraus. Vat tą aš noriu pasakyti. Su medum saldinta. Jo, kad saldinta ne su cukrum. Bet tokia donelė, kur tikrai valgyčiau. Nes yra tokių donelių, kur nusipirki tokių labai sveikuoliškų ir, nu, tiesiog, nu, ne. Aš pavyzdžiui, nesijaus, aš tau gerai nevalgysiu, tada, žinai, tai jau be duonas. Bet čia tikrai fainai ir galbūt, vat, man tie kmynai labai ant viršaus, nu, dar labiau pagerino tą skonį. Aš net galvoju, galbūt man pagerintų, jeigu ten būtų daugiau sėklų. Vat galima tikrai ant viršaus barstyti, pavyzdžiui, kanapių sėklas, moliūgų sėklas, čia netgi tą pačią galima barstyti. Tai labai įvairiai, žinai. Nu tai va, tai bananas, avokadas ir tada datulė. Tai mes gaunam pusryčius, pietus, pasiskanimo pietų. Beje, gal reikėtų pasakyti, kad čia irgi šitas podcastas mūsų galvoje, tai mes turim tą disclaimerį padaryti, ne? Kad nu, mes net nesam kažkokias datologijas ir nėra čia iš mokslinės pusės kažkoks podcastas, čia yra mūsų tiesiog pasikalbėjimas, tai nevalgykit pusryčiam banano, pietums, avokado, o vakarieniai datulės. Taip, aš juokauju, aš ir pati taip nevalgau, bet tiesiog aš žinau, kad aš susikomplektavus galiu pasidaryti iš datulių, ten, pavyzdžiui, kažkokį tą patį pyragą. Iš banano aš galiu dar dasipirkti, pasidaryti čia pudingą, va čia nuostabų ragavom pas Dominiką, jinai darė čia pudingą su bananais, su vaisiais, tai super skanu ir maistinga, žinai. Tai va, tai tikrai reikia valgyti sočiai ir maistingai, skatinam tą daryti. Tada kitas klausimėlis pas mane yra. Aš turiu tau dovanų atvežus, pagaminus, kai ką. Manau, čia bus labai labai... Man neleido žiūrėti, Klaudija, tai dabar man Nežiūrėk. super įdomu. Tai dabar nežiūrėk iš tikrųjų. Kažkaip jau paskaudo sėdėti, ne? Jo, šonus palaikyk. Palaikau. Aš atsuksiu. Tu atsuk. Žodžiu, ASMR. nežiūrėk. Dabar turi užsimerkti. Ok. Tu man duosi tiesiog paragauti, ne? Taip. Gerai, kask. Turiu dar atsikasti. Wow, skonis kaip bounty. Tai va. Dabar gali pasiimti. Galiu pažiūrėti? O, wow. Kaip tau? Super geras skonis. Realiai galėtų būti bounty arba surelio Aha, alternatyva. ok. Tai va, klausimas ir turėjo būti, kokį tau desertą nesveiką primena. Kokį batonėlį nesveiką primena. Taip, labai bounty, aš labai mėgstu kokosą, tai ar galėčiau pamatyti atspėt, kokie čia ingredientai. Taip. Tai sakyt, man neaišku, kas yra va tas baltas, bet aš spėčiau, kad čia yra, nu pala. Blemba, nežinau, iš tikrųjų, kas tas baltas, bet viršus tikrai datulė. Ok, taip. Datulė. Šviežia datulė. Jo, šviežia datulė, beje labai kitokia negu
aš pirkau vienoj parduotuvėj. Tai čia turbūt yra iš kažkokio gal ūkio paimta, ar iš kažkokio, vaisių kažkokios specializuotos parduotuvės? Ne? Toj didžioji parduotuviai. Vienoje iš didžiųjų. Yra, ne? Yra. Ok. Tada pamirkė, čia įdėtas kažkas tas baltas į vidų, tai nepasakysiu. Norėjau sakyti varškė, bet ne varškė. Čia visiškai be pieno produktų, be glitimo. Čia viduje yra kokosų kremas iš skardinės ir su kokosų drožlėm sumaišyta. Ok. Tai va dėl to... Ir kaip įdaras padarytas. Jo. Įmerkti šokoladą. Juoda. Juoda be jokių priedų. Beveik 9%. Bet jaučiu dar druskos. Yra maldon, ta druska yra, žinai. Tokia. Bet jinai yra šokoladė pačiam, nes va ten viršus tai nėra, aš nematau tų krislelių. Kai tirpo šokoladas, aš tiesiog šiek tiek pabaršiau į šokoladą druskos. Ir dėl to tai jauti ją. Dar turim... Ir žinai, vieną užtenka. Va su kava. Pasisotinė, ne? Tai va, tai irgi labai paprastas, va kaip kalbėjau, dėl ko aš turiu tų datolių namie, nes tu gali tiesiog naminius saldainius pasidaryti, čia užtrunka 15 minučių, pašauni greitai į kamerą ar ten šaldytuvą ir jau tu turi sveiką kažkokį, žinai, užkandį. Šiaip tie šaldiklyje prisidarau ir laikau šaldiklyje. Ryte atsikeli, išsitrauki porą ir jau vat, po pietų turi kažkokį, žinai, pasiskaninimą, pasilepinimą. Tau čia drožlė? Čia. Labai faini. Aš kažkaip esu dariusi datulę su riešutų sviestu. Man irgi žiauriai patiko. Tos Snickers alternatyva, tai čia nesu girdėjusi, kad gali pasidaryti Bounty alternatyvą. Tai labai skanu tikrai. Džiaugiuosi. Įdomu, pavyzdžiui, ar galėtum pasidaryti be datulės, o tiesiog susišaldyti tam kažkokiai, žinai... Be datulės, aš įsivaizduoju, tu galėtum tą kremą susišaldyti, žinai, tada į šokoladą. Gali irgi. Gali tokius pasidaryti, kaip... Arba šis gali daryti, žinai, rutuliukus ir paskui merkti į šokoladą, žinai. Jo, nes kartais, žinai, norisi tą datulę kažkaip pakeisti, nes jau, daug tų datulių. Gali tiesiog kitą džiavintą produktą daryti ir tada iš rutuliukų daryti, žinai. Ant džiavinti vaisiai kažkaip, ne. Nelabai, ne? Ne, mano. Tai, žodžiu, yra, man atrodo, tų opcijų, žinai. Gali daryti, taigi, gal kada pabandysiu irgi įdomu Rafaelo sveikuolišką versiją. Rafaelo saldainių. Tai mane jau irgi pavaišink. Gerai. Žodžiu, techniniai nesklandumai buvo, bet... Kaip ir priklauso visur. Kaip ir visur priklauso, bet baigiam atsakinėti Jo, šiaip vienas kitos šiaip į tualetę buvau dėl to. Jo, toilet break. Tai tiesiog gal buvo smagu kažkaip pasikalbėti. Mes spėjom per trukėlę pareflektuoti, kad visai gal fainai išėjo. Dar pasiklausysim, aišku, žinai, koks tas rezultatas, bet jeigu viskas gerai, aš manau, padarysim tokių epizodų, turim idėjų. Fainai, žinai, ir vat, kas klausysis, kad kažkokį perklausę grįžtamąjį ryšį parašytumėt, tai būtų labai smagu. Bet ne per daug kritikos. Jo, tik nereikia čia dabar. Bet gal nieks neklausys, žinai. Žinai, tai bent jau jei vienas žmogus perklausys ir jam kažkas, žinai, ten galvoja įdomu. Činkšt ir bus jam kažkas įdomu, tai man atrodo mes susirašom. Jau susitinkas. Ja. Tai va, o gal perklausysit ir kaip ir fainai, bet vat norėtumėt, kad būtent kažkokią temą palies, žinai. O gal sakysit, žiūrėkit, panas, tipo, jūs fainas, bet gal nepadarykit. Viskas fainai, smagu, bet, kažkaip neįdomu. Keistai čia. Bet tada bet mes pasirinksim ar tavęs klausyti. Ja. Bet svarbu mums įdomu šnekėtis. Jo. Žodžiu, neheitingit per daug. Čia mūsų. Jo, nes iš tikrųjų reik drąsos išleist kažką į viešumą. Taip. Tai gal neišleisim šito, gal išleisim, pamatysim. Jeigu išleisim, tai jums labai bus gerai.
Turėsit Jum ką pasisekė. paklausyti. Turėsit ką paklausyti. Tai ką, tai pavadinimo dar šiam momentui nesam taip nutarusios. Galutinai nėra. Galutinai nėra. Yra toksai labai gimęs spontaniškai vienas, kuris man patinka. Nežinau, kaip tau, Dominika? Man jis fainas, bet aš tiesiog bijau, kad jis yra per daug cringe. Ok. Man patinka, kad jis yra dviprasmiškas. Taip, jis yra dviprasmiškas. Jo, bet sakau, man tiesiog cringe meter dar man reikia pasimatuoti. Temperatūrą dar reikia pasimatuoti, kokia čia, žinai. Taip. Nu, tai ką, tai paliekam iš čia. Skanių dienų. Skanių pietų ar vakarienų. Žodžius ribos skaniaus. Jo. Dominika linki skanios ribos. Aš linkiu skanios ribos ir pasimatysim galbūt. Pasimatysim. Čiau. Ate. Ate.